Vieną sykį katinas išėjo iš namų pasipeliauti. Landžiojo po kopūstų daržą, tik tai piept jam ant uodegos galo kopūsto lapas ir užkrito. Persigandęs katinas pamanė, dabar tai jau tikrai dangus griūva, ir pasileido bėgt. Bėga, spiria, kiek tik kojas leidžia ir sutinka kiškį. Kiški, tiški, bėkim, dangus griūva. Kas tau sakė? Man ant uodegos galo užgriuvo. Kiškis persigandęs bėga drauge, sutinka lapę. Kiški šaukia. Lapė snapė, bėkim, dangus griūva. Kas tau sakė? Katins patins, katin patin, kas tau sakė? Man pačiam ant uodegos galo užgriuvo. Ir lapė persigandusi bėga drauge. Sustinka vilką, lapė šaukia. Vilkė pilkė, bėkim, dangus griūva. Kas tau sakė? Kiškis tiškis, kiški tiški, kas tau sakė? Katins patins, katin patin, kas tau sakė? Man pačiam ant uodegos galo užgriuvo. Ir vilkas persigandęs bėga drauge. Susitinka meška, vilkas šaukia. Meška pleška, bėkim, dangus griūva. Kas tau sakė? Lapė snapė, kas tau sakė? Kiškis tiškis, kiški tiški, kas tau sakė? Katins patins, katin patin, kas tau sakė? Man pačiam ant uodegos galo užgriuvo. Papasakok, kaip buvo, klausė meška. Ogi man per kopūstų lysvę beinant, kažin kas ūžtant uodegos galo ir užgriuvo. Ar didelis, kaip gaidžio sparnas? Ei tu, puikuti, sako meška, juk tai tik tai buvo kopūsto lapas, grįžkime visi namo. O gal ir teisybė, tarė katinas, tai dabar be baimės galėsime sugrįžti, ir parbėgo visi namo.